Būtent tas sklandytojo gyvenimo būdas ir atvedė kurti tokius išmanius, gražius ir patogius namelius, kurie būtų kaip alternatyva sklandytojui, sporto mėgėjui ar panašiai kažkokiam užsiimančiam aktyvią veiklą. Į sklandymą atvedė tėtis, jau labai anksti iš tikrųjų pradėjau sklandyti ir toj visoje atmosferoje būti. Sklandyme labai daug praleidžiame aerodrome ir, pavyzdžiui, važiuodami į varžybas, mes gyvename ten 2 savaitės vien gamtoje. Apie Jungą labai senai žinome, būtent norėjom pačio profesionaliausio šioje rinkoje, kad išmanaus namo sprendimus galėtume pritaikyti savo name. Tai pasaulyje tiny house judėjimas jau yra tikrai populiarus, ypač Amerikoje, ar ne? Ir smagu yra, kad ir Lietuvoje tai pradeda populiarėti, tikrai pradėjus mums gaminti, kurti namelius, sulaukime daug užklausų, daug diskusijų ir džiaugiamės iš tiesų tuo, kad mes išdrįstame kurti juos kokybiškus. Kokybiškus ir netgi toks kaip šis išmanius, tai net nežinau kito išmanaus mobilaus namelio ant rato. Tai iš tikrųjų yra tvarus sprendimo būdas. Sodyboje turėti nedidelį namelį, kur yra visos funkcijos, kaip mūsų, pavyzdžiui, šitame, netgi jisai ir išmanus yra ir patogu jame būti. Tai namelis ant ratų yra toks pats namas, tik tai mažesnis ir ant ratų. Tai atitinkamai ir funkcijos yra praktiškai tos pačios. Mes galim šitam namelį per išmanę sistemą valdyti apšvietimą, galim tai daryti telefonu, galim daryti automatiškai, lygiai tą patį galim daryti su šildymu. Jis gali įjungti ir išjungti pagal laiko kažkokius užduotus parametrus, galima tą daryti telefonu, galima jungikliu, gali pilnai veikti automatiškai. Išmanios sistemos tuo ir geros, kad jos gali būti pritaikomos tiek didžiuliame name ar pastatų komplekse, arba netgi tokiam namelėje ant ratų. Funkcionalumas išlieka labai panašus ir patogumas tikrai žymiai pagerėja. Priežastis pasirenkant tą namelį ant ratų yra galbūt naujas gyvenimo būdo tipas, kai žmonės renkasi vietą, kur jie nori praleisti konkretų laiką. Vasarą jie gali su tuo nameliu būti prie ežero, žiemą persikelti šiltesnės vietas ir visur juos lydi ta pati išmani sistema, kuri leidžia išlaikyti tą komfortą. Tas naujas gyvenimo būdas, kai mes galim ar norim persikelti, gyventi į kitą vietą, iš tikrųjų yra daug žmonių žavintis ir aš manau, kad tam tikrą ateitį jisai turi.